parduodamas miškų ūkio sklypas. Beveik hektaras, 9,8. Buvo tokia forma. Vidury, kaip matot, yra upelis, lynupis, per vidurį sklypo. Čia viršutinė dalis sklypo tokia yra kaip Kemsynas pelkė biški. Tai va, aš iš viršaus ateisiu dabar tenai. Bet kaip suprantu, čia privažiavimas galbūt galimas iš kitos pusės. Geriau. Nes šį čia per pelkę nepraeisim, tiesiog į kitą pusę. Bet pasižiūrėsim, kaip atrodo. Einam. Taip. Čia kiek pavyko privažiuoti ir einam toliau. Čia toks kaip keliukas, kaip kas. Kada buvęs. Gal net ir yra kažkoks toks keliukas, bet jis jau apaugęs. Kiek iš drono mačiau, tai ten yra tokia Kemsynas toks. Kažin, ar pavyks praeiti. Bet pažiūrėsim, kiek daina. Čia iš viršaus to sklypo. Hektaro miško ūkio. O gal čia viskas gerai, gal aš čia tik tai pergyvenu. Čia matau, kad kalnas yra sausas. Ir upeliukas turbūt čia. Arba tas upeliukas toliau. Tai va. Jo, čia upeliukas. Eis praeit ar ne? Oi, ledas lūžta. Oi. Net ir su statybininko batais prisemsiu šitaip. Kažkaip ten gal ten kažkaip. Čia turbūt blogą vietą išsirinkau perėjimui. Na, einam toliau. Gal čia. Galbūt čia geriau. Nors čia. Nesinori prisemti, jau čia koja jau vanduo. Čia turbūt reikia greitai bėgti. Turbūt reikia greitai bėgti. Arba čia va kažkoks berželis palinkęs. Galima per tą berželį pabandyti. O kaip aš atgal nueisiu, nežinau. Bet va berželis man padėjo pereit. Valio! Berželis. Eikime. Ar čia tikrai tas lynupis mažiukas toks buvo? Ar bus dar čia už kalno? Šitas sklypas jisai ilgas, į ten pusę įdrėkisi. Aha. Takelis va. Tokia labai faina nuošali vieta iš tikrųjų. Kalniukai tokie va, augalai visokie. Matosi, kad daug gyvūnų čia yra. Va visur gyvūnų pašikta. Visai čia gerai. Tai.
Va ir priejau aš tą patį lynupį. Tai aš buvau teisus. Čia yra kemsynas. Ir jau praeiti toliau nepavyks, nes aš ten jau matau vanduo, va. Sur vanduo. Dar ten baikim. Bet čia jau pati sklypo pradžia. Čia va, šitoj va vietoj jau va šičia yra sklypo pradžia. Tikslę vietą reikėtų išsiaiškinti, bet ten čia yra lynupis, jis tenai įteka į Ūlą. Ūla teka, tokia vingiuota, tenai baidarininkai plaukia, taip toliau. Einam arčiau. Kaip čia atrodo. Aha. Ką galiu pasakyti? Pelkynas toks. Vai. Pelkynas. Pelkynė ten lynupis teka. Ir gabalėlis miško ten. 30 keli arai miško yra. Nes čia sklypas yra miškų ūkio vadinasi. Ne? Tai vieną pusę nepateksim. Pro čia reikės iš kito galo eiti. Tai dalis sklypo yra va tas kemsynas. Po to upelis per sklypo vidurį ir miškas anoj pusėje. Tai va, jeigu norit pirkti, skubiai ir greitai parduodu, skambinkit. Puf, parduosim. Vietos gražios. Čia jeigu pasistatyti kažkokį namelį ant rato ar panašiai, leidimų tokiam nereikia. Ir galima pasistatyti kažkur, kur privažiavimas ten. Bet čia jau jūs sugalvosit, kokiem tikslam pirkti. Pigiai ir greitai. Hektaras va šitose vietovėse prie Lynežerio. Ten toliau Lynežeris yra, toliau lynupis teka ir įteka į Ūlą. Tai jeigu žemėlapį norit rasti labai paprastai, žiūrėkit, kur Ūla teka ir lynupis įteka į Ūlą. Tai va toj va vietoj šalia yra va tas va sklypas. Gerai, skambinkit man į numerį, nerašinėkit man į TikToką, nes neina susisiekti po to su žmonėm. Rašykite SMS, skambinkit ir tarsimės. Pigiai ir greitai. Nu ką, artinamės prie šito sklypo apačios. Va. Čia tokiu miško keliuku atvažiavau. Keliukas gan neblogas. Nėra ten kažkokių labai klampinių. Smėlis, sur toks miško kelias gan gerai važiuojasi. Šičia yra atodanga tokia. Ūlos kraštovaizdžio čia tokia atodanga. Skardis vadinasi. Vau. Va čia tai, o. Tai va už va šito va vingio, va ten, va šitas va sklypas yra, va. Šičia lynupis teka ir jis įteka toliau į Ūlą, į šitą upę. Tai va. Tai ten toliau dar pabandysiu kiek eina važiuoti. Gal nuvažiuosim iki pat ir va šitą pusę apvaikščiosim, nes iš anos pusės, iš viršaus bandžiau eiti, tai ten yra pelkynas, ten gal vasarą kaip išdžiūvę, galbūt, bet dabar iš tos pusės važiuoju. Tai va. Skambinkit, tarsimės, pigiai ir greitai atiduodu šitą sklypą. Tai va. Faina vieta, labai faina. Čia, kaip žinau, su baidarėm plaukinėja žmonės vasarą. Nu ką, važiuojam toliau. Šituo va keliuku, va ten va toliau. Važiuosim ten, link va šito sklypo apačios. Artėju prie tos vietos sklypo.
Čia keli keliukai, tai vieną pavažiuoji, po to į kitą. Čia va yra tokia vieta pasisėdėjimams, kaip suprantu, va ten va irgi. Čia ten tik buvo privati valda užrašyta, tai gali būti čia vieno žmogaus sklypas, o tas, kurį aš parduodu, jis yra va čia va Ūla upė, va čia va iš karto va netoliese, va ten į vieną pusę, gabalėlis miško ir toliau eina Lynupis, toks pelkynas anam gale. Tai va. Tai važiuosiu biškį atgal ir į kitą keliuką. Ten važiuosiu. Ten. Bet čia viskas šalia, čia galima net peškom būtų nueiti, bet tiesiog gal pažiūrėsiu, kiek galima privažiuoti. Važiavau, čia kažkoks dar žmogus atvažiavęs yra su mašina. O tas sklypas, va čia kur baigės ta aikštė, va ten va, jis eina va taip. Aš buvau iš anos pusės privažiavęs, neėjo prieit, bet va iš tos pusės va šitaip atrodo. Kažkokie renginiai čia gal vykdavo, kažkas. Paliečių vasoliukai tokie padaryti. Nu ir va, matau, ta va atodanga tokia ir va iš ten buvau atvažiavęs, nėjo praeit per Kemsyną. Taip va. Tai kaip suprantu, į tą sklypą yra privažiavimas ten keliukas. Kaip ir žemėlapį parodyta, tas keliukas yra. Ten parašyta, kad servitutinis planas kelio, bet jis jau padarytas. Tai va. Tai jeigu jūs perkate tą hektaro dydžio sklypą čia prie Lynežerio vietovės, ten į Ūlą įteka Lynupis. Lynežeris ten ežeras, tada Lynupis čia teka, įteka į Ūlą ten. Ir per patį vidurį sklypo, va, vidurys sklypo, va šičia va, tas upeliukas, anoj pusėje pelkė tokia, ir va šičia va miško gabalas priklauso 32 arai berods miško grinai žemės. Miško ūkio. Tai va. Ten toliau nelabai ir praeisiu. Varau, kur keliukas yra. Iš tenais dar pafilmuosiu. O jeigu norite pirkti šičia va šitoj vietoviai, šalia va šitos va scenos, netoliese, čia gal ir kokie renginiai būna, nežinau. Bet nori turėti savo sklypą, hektaras beveik 9,8 ten, 9,8 arai. Tai va. Toksai yra sklypukas. Privažiuoju, kiek išeina artyn jo. Ir pagaliau nueisiu, pasivaikščiosiu po tą mišką. Pažiūrėsiu, kaip ten atrodo. Ir pafilmuosiu, aišku. Skambinkit man, siūlykit. Pigiai ir greitai parduodu. Ir tiek. Iki. Šitas va miškas, tenai su upeliu ir tuo Kemsynų pelkynu gali būti jūsų. 32 arai miško. Ir toliau likę upelio pakrantės apsaugos zona ir šitas pelkynas. Čia va matosi va toliau jau užšalę ledas. Tai gaunasi toksai truputį šlaito, kalnuota vietovė tokia miško. Ir va ten va toliau matosi proskyna kitoj pusėje upelio, tai va aš ten buvau privažiavęs iš anos pusės. Biškį praeikim čia. Einam. Didžiuliai seni medžiai. Tai yra gabalas miško ir toliau per vidurį patį sklypo. Čia
čia tas Lynupis su visų savo pelkynu. Nu va, daėjau aš tą pelkyną iš kitos pusės. Oi, va, ledas storas dar gerai. Tai va, važiavau iš ten, ėjau ir nebegalėjau praeiti. Tai va šičia, va ta vieta, baigėsi jau miškas, prasideda Lynupio teritorija ir čia toks vingis eina toks va, Lynupio ir ten į Ūlą įteka. Nu ką, keliam droną.